Nu, saldus blineliai. Labai tiks pusryčiam. Ar vakarieniai. Vakarienė. Kas nemėgsta blynų? O jeigu tie blynai sveikuoliški, be cukraus, be pieno produktų ir be glitimo, tai kodėlgi tų blynų nevalgyti, kad ir kasdien? Bolivinės balandos blynai be nieko. Jiems reikės 1 stiklinės bolivinės balandos, ją užmerkti su verdančiu vandeniu ir palaikyti apie 15 minučių. Tada sublenderiuoti iki vienalytės masės ir sudėti likusius ingredientus. Tai yra kiaušinius, truputį agavų sirupo, ciberžolės ir viską išmaišyti. Įkaitinti keptuvę ir kepti iki šviesiai rudos spalvos, tiekti su vaisiais, uogomis ir gardžiuoti šiais skaniais ir sveikatai palankiais blynais. Gali būti šie blynai ir be agavų sirupo, tik tai su trupučiu druskos. Įsigyk mano naujausią knygą, kuri yra be cukraus, be laktozės, be glitimo. Gausi ne tik tai parašytus receptus, bet ir video formatu receptus, kurie padės tau geriau suprasti, kaip pagaminti. Patiko mano receptas, spausk like, dalinkis su draugais ir rašyk komentare daugiau receptų. Ir aš su tavim pasidalinsiu ne tik tai naujausiais receptais, mitybos patarimais, kuriuos tu sužinosi, sekdamas mane Instagrame, Facebook'e bei prenumeruodamas naujienas Sveikatai palankus.